Aš jį kurva myliu, man jisai stipriausias pasaulio žmogus. Labas. Labą dieną. Tik prašau, nieko nežadėkit kaip praeitą syk. Na, nieko žadėt negaliu. Bet aš jums taip rimtai sakau, nes praeitą kartą, kai parodėt pirštų į tą žmogų, tai... Tu man sakai? Na, taip matot, ponė. Klausyk, šis pirštas tuoj atsiras tavo subiniai. Aš tau rimtai sakau. Ir negalvo, kad aš juokauju. Klausyk, sunelį, žaidėjai kada postal? Na, žaidžiau. Va būtent. Na, bet mano mylimoji žaidžia Minecraft. O Minecraft tai žaidimas... Vaikams! Gal? Taip! Aš nežinau. Taip, gal jūs ir taip! Tik debilai iš šiaurės gali tai žaisti. Ir bobos. Nors jis ir atrodo kaip boba, juk papos tai turi... Rytoj jis turi mirti. Bet tai kaip? Kuo? Tanku. Turi atrodyti kaip nelaimingas įvykis. Esi čia, tėti, netik. Aš juk jau sakiau, kad nesakytum taip prie žmonių. Prenumeruojat mano kanalą? Prenumeruojam! Gerai. Nes jei ne, matei kada lėktuvo danguje? Galiu padaryti, kad jisai dingtų. Vienas dievas žino kodėl. Supratau. Supratai, ką padaryt turi? Juos irgi nužudyk, per daug žino, o čia juos užkask. Čia? Bet čia juk miškas. Tai tada čia bus kryžių miškas. Labadiena, noriu šio dviračio prisiminimui, kad čia buvau. Nu bet čia mano dviratis. Tėvas į pavadį iš Maksimos, pernešdamas dviratį subiniai. Pone prezidentė, tas buchariukas prieš akimirką mirė. Šitas dviratis klauso jų. Labai gerai. Gerai, tarėmės taip. Duodi man laimėti, nes nupilsiu tave ir tavo šeimą. Ačiū, laimėjau. Gražios subinės, kiek šitą kainuoja? 100 eurų už naktį, bet čia turiu tokias ledinės, 1000 eurų už naktį. Neturiu tiek, gaila. Jokavau, užteks man visoms. Kiek šių katalogą gavau, galim skristi į bardėlį.